Va taip va vyrai. Dar nepasiduoda. Nu, tai kaip komanda suderinta. Jeigu jam nekimba, jis man nukabina. Greičiau. Matai, nebėga dar? Matau, va ten, lyja. Nu, palauk. Fascinating story. Nes aš jau... Svarbu, kad sugautume bent vieną žuvį. Galiu pasivėdėti. Mano.
turi būti Labai net. Ateik čia. Laba diena. Tėtis norėjo pirkti man priešą įtai, kol mes nepagavom. Iš namų. Jak složej tylo svētantys rūpa, o žvaigždės naktim ginčysis diena. Upė man tik sesuo mylima dukra, aš kalbuosi su ja kiekviena banga. Laimėjo prie upės žemaitis, aukštaitis prisės, o dzūkams su valkams kas liko. Tai sesuo mylima dukra, aš kalbuosi su ja. Labas rytas, labą dieną Lietuva, labą dieną pasaulį, labą dieną Palanga, būkit pasveikinti. Ir ta šavesti maksimaliai būtų saugi visiems čia esantiems. Tad neužilgo čia prie šios scenos kviečiam visus į oficialų 14-osios šventės Palangos Stinta 2017 atidarymą. Gaivų, kvapnų pavasario dieną jūs sveikinti čia susirinkusius iš visos Lietuvos, iš artimųjų kaimyninių šalių ir net už jų marių 9. Šiandien mes pradedame 14-ąją žvejišką šventę Palangos Stinta 2014. Labadiena, mėly palangiškiai, labadiena, miesto svečiai, labadiena, gerbiamas Izraelio Eilato merė, Seimo nariai. Na, iš tiesų labai malonu jūs visus čia matyti,
gražiausiame Lietuvos kurorte Palangoje. Džiaugiuosi, kad ši šventė, kai kažkada sakė Lietuvos Respublikos prezidentė, kad stintų šventė būtent kvepia pavasariu. Kvepia stintomis, bet ir pavasariu. Tai visus noriu ir pasveikinti. Ir jums labai iš viso širdies padėkoti, kad jūs mylite Palangą. Ačiū visiems, gražios šventės. Audringi plojimai Izraelio Eilato miesto merui. בוקר טוב וחג שמח לכולכם. Labas rytas, linksmų švenčių jums. Iškilmingai plojant ir skambant fanfaroms skelbėme, kad naujojų Stinto riterių ordino tampa gerbiamas Meir Ishak Halevi. Plojam! Bravo! Žengti kviečiu Medvalakio komandą. Medvalakio komanda iš Palangos, Joną Linkevičių ir Algį Jastrumską. Na, kaip tropnų žvejas paraitė ūsą ir žinokite, jo pagauto žuvies kiekis yra 826 gramai. Plojimai, nepabėkite iš karto čia, prašau. Medalį ant kaklo. Ar Jonas kažkur tai? Dar kimba matyt, tos stintos vis gaudo. Na, palangiškiai buvote pakankamai sėkmingi, bet žinote, jūs aplenkė klaipėdiškiai. Ir antroj vietoj Klaipėdos komanda Mechanioriai, jeigu teisingai perskaičiau. Mechanioriai, Erikas Guževičius ir Vitalijai Morozov. Audringi plojimai. Štai ši klaipėdiškių komanda aplenkė palangiškius tik daugiau nei 40 gramų. Ir štai antrosios vietos, čia kviečiu jūs, štai čia reikiuotis prie trečios, ateikit arčiau manęs. Va štai šitaip. Jūsų rezultatas yra 864 gramai. Na ir gerbėmėji, džiugiai noriu pranešti, kad naujieji stintų meškeriojimo nors be stintų čempionai šių metų šventėje tampa komanda Bidvest Lietuva. Dovanų laimėtojais Šašlas LT lygių ir šašlikinė, mero taurė, medaliais Bajalių šeiminėlė, Klaipėda, Eitvydas Bajalis su kompanija, nežinau, kas antrasis. Audringi plojimai čempionams, Bajalių šeiminėlė, kur jūs esate? Nejaugi čia ateina tėtis su jauniausių dalyvių? Ar čia tiesa? Nejaugi pagalvojau, kad jau žvejojo ši mergytė. Audringi plojimai čempionui! Ir šie čempionai pagavo beveik 1 kilogramą žuvies. 896 gramai. Sveikinam nugalėtojus, kviečiu į rikiuotę paparacams, jungiam kameras, visi čia esantis žiniasklaidos mūsų atstovai, šypsomės, raito mūsų. Štai taip, nepagavom stintos, bet žuvies, taip jau ir pietum geriem užteks. Ir kviečiam atstovus šios asociacijos, jūs jau esate. Linkim jums sėkmės, auginant naujus žvejus, rūpinantis žvejų rūpesčiais. Jūs esate šaunuoliai, tad kviečiu visus vaikus čia į sceną atsiimti dovanų. Gvidą Urboną 9 metų iš Klaipėdos,
Deną Pranį 11 metų iš Vilniaus, Daną Gečą 12 metų iš Klaipėdos, Aivarą Šakinį 13 metų iš Palangos, Simą Sereivą 16 metų iš Trakų, Marijoną Maulazimį 5 metų iš Palangos, Kiprą Saudargą 9 metų iš Palangos ir Kajų Jurkulnevičių 6 metų iš Palangos. Rikiuojame šiai pirmą gretą, kad šalia štai tų dėdžių būsimieji mūsų čempionai. Plojimai šiems jauniesiams žvejams, nes ši stinta yra žvejus šventė. Ir auginkime jos nuo pat mažens, kad vėliau jie džiugintų mūsų pajūrį, tuo amatu žvejišku, kurio rezultate mes turime čia stintų, mes turime daug kitos šviežios žuvies. Kostai, tau ypatingai dėkui, nes tu buvai tas koordinatorius draugystės mūsų šventės su Klaipėdos rajono žvejų asociacija. Štai ši dovana, dar papildoma dovana nuo Faktos.lt, pirmos vietos komandai nugalėtojai. Tad kviečiu taip pat jūs pasiimti šią. Miestų centras dar pasidarė kurortų pramogos. Dalis dedame pirmą nušilęs, visai netoli mes jam individualiai prinešim, bet ačiū jam plojimai kurortų pramogos. Netrukus pradėsim skelbti trumpą barbekue čempionato atidarymą ir siurprizas gerbėjams. Marina yra? Ar? Valgoma. Kurva. Man jį savarinti, jis kaip patinka. Dabar. Tai jūs yra, kalba irgi tam dabar, tai čia kokio čia sakė.
Я уже начну такие Iš Palangos. 3, 2, 1, pradeda. O, Laima taip. Atsistojo ir kaip įvesta. Laima, čia galim sulaukti rytojaus su jos laikymu taip. Jau 8 sekundės. 10, 15. Vyras laivai, gal kūnė biški išties, tai gal kūnė Laima, tokia neaptemtas, tokia neperkantį matytų 22. Tai vat dar vienas laima ir... Na gerai, 30, viskas, ačiū, tikrai, jau iš paskutinių, tu kaip, aš sunku buvo sakyti. Kaip apsunks, ne? Nu kiek ten daug paskalėt sverti? 65-60 kg. Laimo Antreimas Rom, 65-60 kg kažko te. Tai va, matote, ne? Žodžiu, tai niekur nepabėg, matau tokią mažutę princesę. 10 sekundžių tikrai, jau limpam į 15, 18, viskas, gerai, 19 sekundžių, 19, tikrai, Aliona išlaikytas 19 sekundžių, taip. Na ir Aliona, mes čia kurią dovanėlę turėjau tokį, kokią nors romantišką gražį, labai gerai tokia Amber, čia tokia. Nu va, aišku, galbūt tik jeigu čia būtų Diamond Amber, ne? Taip. Gerai, dar kartelį plojimai Alionai ir kviečiame čia dar vieną dalyvę. Dalyvę. Pagaliau, čia su sekundantu, taip, vėlgi čia. Vyrai skatina į priekį savo damas, eik, laimėk, sako, stintą gausi nemokamą. Tai taip, vienas stintą 1 eurą, tai reikia, taip, ko tokia? Sekcija priedo. Zunda sekcija nori laimėti šiandieną atėję čia dalyviai. Tai, kuo vardu? Nijolė iš Alytaus, dabar jau iš karto žino, ką sakyti. Vardas iš Alytaus, kiek jums iš tikrųjų atrodo, kad šitas inkaras sveria? Nedaug, gerai, bet ne 65 kg. Ne. Gerai, Nijolė iš Alytaus pasiruošusi ir 3, 2, 1, pradedam. O, tu ne, Nijolė, taip. Taip, tiesiai, gerai, bandom kažkaip atlaikyti tą inkariuką. Nu, pirmas 10 sekundžių pralėkė tikrai ganėtinai greitai. Ar pavyks Nijolė išlaikyti ilgiau kaip pusę minutės? Žiūrėkit, Nijolė sustingo, nustiero 20 sekundžių. Nijolė dar biškutį ir bus virš pusės minutės. 5, 4, 3, 2, Nijolė laiko pusę minutės, paplokit, mėlyjeji. Aš dabar galvoju, aš pats tiek išlaikyčiau jau 40 sekundžių. Laikyk, o! Nu, va, kad laimėt sekciją Zunda, reikia išlaikyti 2 minutės, taip. Tai kol kas Nijolė išlaikė 49 sekundės ir Nijolės iš Alytaus laikas kol kas yra pats geriausias. Taip, Nijolė, jeigu nieks nepagerins jūsų laiko, gausite dar pagrindinį prizą, o kol kas, kad neatsisveikintumėte ir neliktumėte be prizo, štai toks. Simbolinis prizelis šventės dalyvių. Taip.
Žmonės, kurie čia šiandien iš 90 procentų žmonių, ką daro reguliariai. Tai yra išmanųjį telefoną. Ar ne? Kaip visas žinutės, taip jos Jūra, Ruoniai. Seimo narys, Lietuvos Sveikuolių prezidentas, sveikatos ministras Aurelijus Veryga, ypatingasis 30 dienų iššūkio vadovas Simonas Dailys. Kaip 100 žmonių, gal ir 200. Gal aš noriu pasidžiaugti, ten yra mano dukra. Bendruomenė skanduoja, mano sielai šiandien šventė, susikambina rankomis. Jūs tik pažiūrėkit, kiek čia yra žmonių. Ir jie vis dar laukia naujų, ir vis dar ratas plečiasi. Kas galvoja, kad tai yra nelabai sveika, paklauskit sveikatos ministro Aurelijus Verygos, kuris yra rate. Po to, kai jisai išsimaudys. Po to, kai išsimaudys. Na, sveikuoliai, mano siela šiandien šventė. Mano siela šiandien šventė. Mano siela šiandien šventė. Valiau! Dabar visi ramiai, oriai, gražiai, susikabinę rankomis, įeiname į jūrą. Prižiūrime vieni kitus, ar ne? Toli neplaukiame, bangos didėja. Skanduotė žmonių, jūs įtikite. Karšta! Laimai, kur jūs? Garsiai. Tai nuostabus jausmas. Kai kas įjungtas. Nepamirštam, hashtagas. Sveikuoliai, Baltijos jūra. Susirinkę ant tilto žmonės, perduokit transliaciją visam pasauliui. Kadangi Eglė sakė, kad yra ir užsieniečiai, ir ant scenos mačiau ir buvo atėję. Сейчас мы немножко по-русски для наших друзей и братьев с других стран. Да, теперь идет отмывание всех грехах. Всех грехах. And a little bit in English. This is a national tradition to wash away all the bad things that ever happened in this year. I'm amazed about your English, really. About the pronunciation. Vis dar stebim situaciją, toli neatplaukiam. Jeigu kas sugalvoja pasilikti vandenyje ilgiau, reikėtų patarti išlipti. Tas šilumos rūkas, ką kylantis tas žmonių? Pats svarbiausias dalykas.